Esu Kęstutis Grigaliūnas, dirbu valstybinėje miškų tarnyboje, miško sanitarinės apsaugos skyriuje, vyriausiu specialistu. Bandžiau pakviesti ir privačių miškų savininkus, tikiuosi, kad dalis jų atsiliepia ir išklausys šį pristatymą apie žievėgraužį tipografą. Algis, matau. Labas rytas. Labą rytą, Kęstuti. Išklausys šį pristatymą apie pirmą pusmetį, kaip mums sekėsi gyventi su šito žalingiausių kenkėjų Lietuvos miškuose. Netgi ir vėjas nepadaro tiek žalos, kiek šitas vabalas. Mes iškirtę esam 10 milijonų kubinių metrų nudžiovintų eglių. Kai tuo tarpu vėjas ten 3-4 milijonus yra išvertęs. Aišku, kad neprisišnekėtume, tų audrų mums tikrai nereikia. Taigi pakalbėsiu šiandien apie pirmą pusmetį 24 metų ir šiek tiek pasistengsiu palyginti su praėjusiais metais, kurie buvo labai žalingi, bent jau šiuo kenkėjo atžvilgiu. Tai mūsų skyrius vykdo žievėgraužio tipografo populiacijos stebėseną ir bandėm sudalinti visą Lietuvą tokiais apskritimais ir turėti kiekvienam iš tų apskritimų bent po 2 kirtavietės su gaudyklėmis. Nes kuo toliau, tuo sunkiau sekasi mums palyginti. Anksčiau buvo labai paprasta, lygindavom urėdijas tiesiog, turėjom 42 urėdijas, po to urėdijų mažėjo, dabar jos stambėja. Taip kad urėdijų lygmenyje ar ten regioninių padalinių lygmenyje palyginimas darosi vis sunkesnis. Tai labiau ryšimės prie tokių apskritimų, juos apjungsim į zonas, sakysim, Žemaitija, Vidurio Lietuva, Pietinė Lietuva, Aukštaitija. Ir tą palyginimą ateityje turbūt darysim tokį, ne regioninių padalinių lygmenyje. Tai dar papildėm monitoringą vienu tašku, Biržų regione. Kažkaip mums ten pasirodė, kad trūksta dar informacijos. Ir šiemet turime viso 46 eglynų kirtavietėse išdėstyta 138 IBL3 tipo gaudyklės su Ipsodor viliokliais. Ir tose gaudyklėse skaičiuojam vabalus kas 3 savaitės. Nes šiek tiek patobulinom, toks tinklelis, kaip matote, čia rinktuvė įdėtas tinklelis, labiau prapučiamas gaunasi tas rinktuvas, vabalai pradžiovinami greičiau po lietaus, kai sušlampa, ir galim šiek tiek tą išretinti savo apskaitas. Na, į pavasaris jau visi turbūt pamiršom, nes jau vasara tuo įpusės, bet pavasaris buvo tikrai įspūdingas. Dar nuo 2003 metų pradėjus monitoringą nesam kabinę gaudyklių kovo mėnesį. Tai prieš šių metų Velykas buvo prognozuojamas didelis atšilimas, ten virš 20 laipsnių kilo temperatūra ir tiesiog keliuose regioniniuose padaliniuose pabandymai išdėstėm gaudyklės, pasižiūrėti, ar vabalai sujudės per tą trumpą atšilimą. Na ir jau balandžio 3 dieną patikrinus gaudyklės radom įkritusių ten po keletą šimtų vabalų ir nusprendėm, kad laikas dėsti gaudyklės, nes buvo prognozuojamas dar vienas atšilimas. Tačiau balandžio 4 dieną nuvažiavus jau suradom sniegą ir kabinom tiesiog gaudyklės žiemos metu. Tai irgi ant kiek keitėsi tos temperatūros nuo plus 25 laipsnių iki ten kelių laipsnių dienos metu ir sniego dangos. Nepaisant to, per pirmas 3 savaitės kai kur sugaudėm įspūdingą kiekį vabalų. Tai va čia matote rinktuvas su pagaliuku pažymėta, kiek ten vabalų, tai yra apie 12 000. Keliose kirtavietėse, ypač tam Biržų ir Rokiškio regione, kas keisčiausia, kad ten šiaurės Lietuva atrodo tas pavasaris turėtų ten vėliau ateiti, tačiau šitam regione gaudėm po 10-12 000 vabalų gaudyklėje. Na ir sekantis sniegas pasirodė balandžio 23 dieną, kai kur prisnygo net iki 17 cm tokio šlapio sniego, tai tikrai didelis kritulių kiekis iškrito.
Na ir koksgi atlikus tris apskaitas jau šią savaitę surinkom ir ketvirtą kartą, bet duomenys dar lieka nesuskaičiuoti, reikia tuos vabalus suskaičiuoti. Tačiau po 3 apskaitų kiekiai tikrai įspūdingi. Tai vienoj gaudyklėj, vėlgi matot foto padaryta, dar nesam turėję tokio kiekio vabalų sugauta, per 3 apskaitas beveik 50 000. Čia vienoj gaudyklėj. Toks išskirtinis buvo tikrai kiekis. Ir matot, kad visoje Lietuvoje tų vabalų gausa didelė, atskiruose regionuose ypatingai didelė. Tačiau ji šiek tiek mažesnė negu pernai po 3 apskaitų. Tai vidutiniškai 6%. Na, iš esmės tai paklaidos ribose galim sakyti, kad ta populiacija išlieka tokia pati ir šiais metais. Taip kad vabalo turime gausiai ir ta gausa nelabai sumažėjo. Jeigu jau lyginti regioninius padalinius, tai išaugo 6 regioniniuose padaliniuose, sumažėjo 15, na ir išliko panaši vienam padalinyje. Tai jeigu pasižiūrėti grafiką, tai matom, kad augo Dubravoje, Ignalinoje, ypač augo Prienų regioniniam padalinyje, Radviliškyje, Šakiuose ir Trakuose. Tačiau, kaip minėjau, daugumoje padalinių populiacija buvo kiek mažesnė. Labiausiai sumažėjo Mažeikiuose, Raseiniuose, Joniškyje mažėjo, Anykščiuose. Betgi visgi ta populiacija išlieka, kaip minėjau, labai gausi, kad ir procentais tas sumažėjimas yra šioks toks. Tačiau atskiruose Lietuvos regionuose yra ypač gausu, tai pietų Lietuvoje stebimas didžiulis kiekis, kaip tą rodžiau gaudyklę su 50 000, tai fiksuota Prienų regioniniam padalinyje ir ten vidutinis vabalų kiekis gaudyklėje siekia apie 19 000. Taip pat labai didelis kiekis žievėgraužio tipografo vabalų yra Biržų, Rokiškio regione, ten taip pat apie 19 000 vidurkis. Na, šiek tiek mažiau yra Vidurio Lietuvoje, ten rytinėje Lietuvos dalyje, tačiau visgi kiekiai įspūdingi, vidurkiai 10–14 000 vabalų gaudyklėje. Na ir tik tai Žemaitijos regionas tiek su savo židiniais, kaip vėliau pamatysime, tiek su vabalų gausa yra šiek tiek saugesnis, bet visgi vidurkis vienoj gaudyklėj beveik siekia 8 000 vabalų ir tas skaičius toks yra ant ribos, kaip pažiūrėsim populiacijos dinamiką vėliau. Yra Valstybinės miškų tarnybos tinklalapyje informacija apie žievėgraužį tipografą teikiama ir ten galite rasti tokią nuorodą žievėgraužio tipografo populiacijos gausumas nuo 2010 netgi metų sukelti visi duomenys. Paspaudus ant šios nuorodos matysi tokį Lietuvos žemėlapį ir galite tiesiog, čia yra visos tos 46 kirtavietės ir ant atskiro taško paspaudus galite gauti duomenis iš tos kirtavietės gaudyklių. Na ir galima lyginti taip pat su ankstesniais metais. Pagal nutylėjimą lyginama su kol kas gausiausia vabalo populiacija 2023 metų. Taip matot grafiką apačioj, kad pirma apskaita buvo kiek mažesnė, antra apskaita buvo kiek mažesnė, ta mėlyna linija, tai yra 24 metų, tačiau trečia apskaita jau didesnė negu. Dabar. Prašom, išsijunkit mikrofonus, kas nežadat pristatymę dalyvauti. Ačiū. Ir trečia apskaita jau viršė 23 metų vidurkį. Vabalas tikrai skraidė intensyviai, net stebino mus, kad per trečią apskaitą sugavom tiek daug žievėgraužio tipografo vabalų.
Na ir kam įdomu, galit, kaip minėjau, pasižiūrėti ir su 22 metais, ar su 2010 metais, tada buvo mažesnėse apimtyse vykdomas populiacijos stebėjimas. Tačiau kam įdomu, galite tą žemėlapį panašyti. Tikrai daug informacijos, ypač apie savo regioną, galite pasižiūrėti, kokia ten situacija. Na ir jeigu lygintume populiacijos gausumą per visą mūsų stebėjimų laikotarpį, kaip minėjau, nuo 2003 metų vykdom tokią stebėseną su tom pačiom gaudyklėm, su tuo pačiu viliokliu. Ir matom, kad tikrai gausa didelė. Ką rodo dar šitas grafikas mūsų, kad ta tokia kritinė riba yra 8000 vabalų gaudyklėje. Tai kaip minėjau, Žemaitijos regioniniam padalinyje mes turim apie 8000 vabalų, taip kad situacija ten nėra dar tokia, sakysim, labai gera, kokios mums norėtųsi. Na ir tokią vabalų 8000 gausą buvom pasiekę 2004 metais ir 2014 metais. Kas tuo metu dirbote, prisimenate, kad taip pat buvo kertami jau tokie didesni kiekiai žievėgraužio tipografų nudžiovintų eglių. Ką dar darome, vertindami eglynų sveikatingumo pokyčius, tai vėlgi sudalinome Lietuvą į tokius šešiakampius ir kiekvienam iš tų šešiakampių buvo įrengti nauji pastovūs bareliai eglynuose, kur sužymėta po 50 eglių. Stengiamės pasirinkti eglynus antroji miškų grupiai, kad ten kuo mažiau kirtimų būtų, mūsų barelių nenukirstų, kuo ilgesnį laiko tarpą galėtume juos stebėti. Ir dar papildomai 5 bareliuose sumontavome tokius dendrometrus, matome nuotrauką pačioje ant eglės kamieno, toksai nedidelis prietaisas įrengtas, kuris fiksuoja medžio augimą. Tai mums labai įdomu, kol kas ilgesnių sausrų ir kaitrų neturėjom, tokios po kelias dienas, čia beveik savaitę gal praėjusi buvo tokia karšta, ir norim pasižiūrėti, ar tuo karštuoju periodu ar sausringu periodu medžio augimas sustoja. Nes jeigu medžio augimas sustoja, automatiškai sustoja ir gynybinės funkcijos. Ir medis nebegali apsiginti nuo žievėgraužio tipografo atakų. Taip kad 5 eglynuose sumontavom po 3 dendrometrus, išdėstėm tolygiai Lietuvos teritorijoje. Ir jeigu tenkins gaunami duomenys, tai planuojam kitais metais tokių dendrometrų įrengti dar daugiau. Na ir įvertinom tas 50 eglių, 22 eglynuose. Aišku, pasirinkom nepažeistus ar minimaliai pažeistus medynus. Taigi vyrauja sąlyginai sveiki medžiai 88%. Ir šiek tiek yra apsilpusių 11% ar visai nusilpusių, tokių sutrumpėjusiais ūgliais, gelstančia laja eglių, tai vos 1%. Na ir rudenį žiūrėsime, kiek pakito ta eglių sveikatingumo būklė, kiek rasim nudžiūvusių galbūt medžių ir panašiai. Ir stebėsim pokytį, tikimės, kad stebėsim tą pokytį bent jau 10 metų, jeigu tie eglynai nebus nukirsti ar nudžiovinti. Ir apie pažeidimus 24 metais, pirmą pusmetį, tai vėlgi tarnybos tinklalapyje prie informacijos apie žievėgraužį tipografą publikuojamas toks žemėlapis, atnaujinamas kas savaitę ir ten paspaudus ant Lietuvos rajoną, jau visi pažeidimai ten fiksuojami rajono lygmenyje, tiesiog užvedus kursorių ant norimo jūsų rajono pasirinkto, parodoma, kiek tam rajone yra nudžiovinta kubinių metrų eglių. Nes pasiekus 25 000 kubinių metrų nudžiovintų eglių lygį,
yra skelbiama miškų stichinė nelaimė. Tai matom, kad dvi savivaldybės jau yra juodos, tai Vilniaus rajono savivaldybė ir Kazlų Rūdos savivaldybė. Jau tas lygmuo yra viršytas. Na, jeigu išrinkti 10 labiausiai pažeistų savivaldybių, ne pačių savivaldybių, bet eglynų tose savivaldybėse, tai pirmauja Kazlų Rūdos, Vilniaus, jau ten pasiektas, kaip minėjau, stichinės nelaimės lygmuo, Šalčininkai artėja prie to lygmens, dar trūksta apie 4,5 tūkstančių, Trakuose trūksta dar keliais tūkstančiais daugiau. Na ir po 14 tūkstančių kietmetrių nudžiovinta eglių Širvintų, Rokiškio savivaldybėse, dar 10 tūkstančių nesiekia Kaunas, Jonava, Alytus, Panevėžys. Tai toks čia 10 kol kas, kur gausiausiai fiksuojami pažeidimai. Jeigu panagrinėtume, kaip pasiskirsto pagal priklausomybę nuo savybės, tai apie 70 tūkstančių pažeista privačiuose miškuose ir 230 tūkstančių valstybiniuose. Taigi viso per pirmą pusmetį apie 300 tūkstančių kietmetrių eglių nudžiovinta Lietuvos miškuose. Ir norėjosi dar pasižiūrėti, kiekgi, sakysim, jau kai prasidėjo puolimas gegužės mėnesį peržiemojusių vabalų, tai iki gegužės mėnesio 160 tūkstančių kietmetrių nudžiovinta, tai iš esmės buvo praeitų metų žala padaryta antros generacijos ir nuo gegužės pirmos apie 130 tūkstančių. Aišku, kad tarp to 130 tūkstančių visgi dar didelė dalis yra tų praeitų metų generacijos pažeistų eglių, nes ten labai sunku, netgi tą patį medyną kertant, yra visko ir senų sausuolių, ir šviežių sausuolių, ir netgi šviežiai puolamų eglių. Tai čia tokie skaičiai orientaciniai. Ir jeigu valstybiniuose miškuose pasižiūrėti, nes ten tiksliausia informacija turim iš valstybinių miškų, kaipgi sekasi šiais metais, tai skaičiai tokie šiek tiek suteikiantis vilties, kad sumoja nuo metų pradžios 32% turim mažiau pažeidimų nei per tą patį laikotarpį 23 metų. Kaip matom, 23 metų ta raudona linija buvo pikas birželio mėnesį, kai valstybiniuose miškuose buvo užfiksuota virš 130 tūkstančių nudžiovintų eglių vien per vieną mėnesį. Tai šiemet kol kas tokio piko neturėjom, tačiau džiaugtis dar ankstoka, nes kaip minėjau, žievėgraužio tipografo populiacija yra labai gausi. Taip kad jeigu Liepa rugpjūtis bus tokie karšti sausringi, tai neabejotinai mes tų pikų turėsime dar vėliau. Jeigu palygint kietmetriais, tai 332 tūkstančiai kietmetrių iškirsta praėjusiais metais pirmą pusmetį ir 226 tūkstančiai kietmetrių iškirsta šių metų pirmą pusmetį. Na ir jeigu palygintume atskirus regioninius padalinius, tai žievėgraužių žala išaugo tik 5, panašiai kaip ir su populiacijos stebėjimu, kad populiacija augo 6 regioniniuose padaliniuose, tai žala išaugo 5. Tai Biržuose, Kazlų Rūdos, Prienų, Švenčionėlių ir Ukmergės. Jeigu viršutiniam dešiniam kampe matote mažesnį grafiką, pasižiūrėtume į tokį pat palyginimą 22-23 metų pirmų pusmečių, tai matom, kad ten visas grafikas raudonuoja. Ir tik tai vos 3 regioniniai padaliniai mažiau fiksavo žievėgraužio tipografo pažeidimų nei 22 metų pirmą pusmetį. Tačiau tas pokytis labai buvo menkas, tai galima iš esmės sakyti, kad 23 metų pirmą pusmetį
visoje Lietuvoje tie pažeidimai auga. O kaip matom, šiemet tik tai 5 regioniniuose padaliniuose stebimas augimas. Na ir regioniniai padaliniai, kuriuose gausiausiai užfiksuota žievėgraužio tipografo pažeidimų. Na, aišku, Kazlų Rūdos ir Šalčininkų, kaip minėjau, ten pasiektas ir miškų stichinės nelaimės lygmuo. Bet labiausiai gal turbūt ir stebina Kazlų Rūdos, kad ten jau siekia ir beveik 50 000, čia, kadangi dalis Kazlų Rūdos regioninio padalinio patenka ne tik į Kazlų Rūdos savivaldybę, bet ir kitas savivaldybės, tai čia tas skaičius regioninio padalinio lygmenyje dar didesnis. Na, kol kas smagu matyti, kad Šalčininkuose tie pažeidimai yra gerokai mažesni negu pernai. Na, taip pat tarp lyderių Trakai, Rokiškis, Ukmergė, Dubrava, Prienai, Biržai, Radviliškis, Nemenčinė, Anykščiai, Panevėžys, tai iš esmės yra ta centrinė Lietuvos dalis ir pietrytinė Lietuvos dalis. Ten visgi ypač centrinėje Lietuvos dalyje tų kritulių trūkumas, o pietrytinėje Lietuvos dalyje eglynai džiūsta tikėtina labiausiai dėl tų lengvų dirvų, kur gruntinis vanduo labai greitai nukrinta, ypač po ilgesnių sausringų periodų. Na ir plynieji sanitariniai kirtimai, čia mūsų skyriaus specialistai apžiūrėjo 231 kirtavietę virš hektaro ir 182 iš jų, tie raudoni rutuliukai, buvo dėl žievėgraužio tipografo pažeidimo norima kirsti plynuosius sanitarinius kirtimus. Ir tokie medynai nuo mūsų apžiūrėtų visų medynų ploto sudarė beveik 80%. Kad matom, kad vyrauja plynuose sanitariniuose kirtimuose žievėgraužio tipografo pažeidimai. Na ir tas regionas vėlgi, kaip minėjau, išsiskiria Vidurio Lietuva, Pietryčių Lietuva ir tik tai vakarų Lietuvoje, tam Žemaitijos regione šiek tiek situacija yra geresnė, bet, kaip sakau, ten gali dėl didelio vabalų kiekio ta situacija per mėnesį pasikeisti radikaliai. Na ir klimatinės sąlygos, kokios buvo žievėgraužio tipografo skraidymo metu šiais metais, tai balandis buvo pagal savo temperatūrą, aš čia lyginu su daugiametė temperatūra šiek tiek ankstesnio periodo, nes nuo 21 metų jau paimta kita daugiametė temperatūra, ne taip gerai atspindi, kiek pasikeitė tas klimatas eglėms augti ir atrodo, kad dabartiniai tie karščiai normalūs, nieko neišskirtiniai, aišku, jau paskutinius 5 metus toks klimatas pasikeitęs ir man labiau patinka lyginti su ankstesniu periodu, kada tos eglės augo, sakysim, jos augo 40, 50, kai kur ir 80 ar 100 metų, ir koks klimatas buvo tada, kai jos buvo, kai augo savo įprastesnėse sąlygose. Tai lyginama su 61-90 metų klimato tokia norma. Tai matom, kad balandis buvo ten 3 laipsniais šiltesnis. Kaip minėjau, tas gaudyklių išstatymas ankstyvas tą irgi rodo. Gegužė taip pat buvo gerokai šiltesnė, tik tai jau birželis, toks kuklesnis ir tas temperatūrų skirtumas gal tik porą laipsnių nuo to ankstyvesnio vidurkio. Na, labiausiai neramina tie gegužės karšti orai, galėjo suteikti tokį postūmį sėkmingai daugintis, nes žinom, kad balandį intensyviai valai skraidė, puolė egles ir tas gegužės mėnesis buvo pagrindinis žievėgraužio tipografo vystymosi mėnesis ir temperatūros tikrai buvo aukštos, labai tinkamos jam vystytis. Kas džiugina, tai kad bent jau turėjom didelį kritulių kiekį, vidutiniškai pusantros kritulių normos iškrito Lietuvoje balandžio mėnesį, kaip rodžiau, tie keli netgi
snygiai tokie, kai 17-15 cm sniego buvo atskiruose rajonuose fiksuota. Tas sniegas labai gerai, daug geriau negu kažkokia liūtis praūžusi, nes jis pamažu dienos metu orui sušilus tirpsta ir labai gerai tokia drėgmė įsigeria, nenubėga kažkokiais šlaitais ar keliais, ar tiesiog, jeigu yra nuolydis kokį tai paviršium, bet labai gerai toksai sniego tirpstimas geriasi į dirvą ir į tuos gruntinius vandenius pasiekia. Tai va džiugina tas toks drėgnas balandžio mėnesis, kuris, manau, kompensavo tą gegužės kritulių trūkumą, nes jau gegužės mėnesį ten apie 80-70% kritulių iškrito. Dar blogesnė situacija, aišku, buvo gegužė praėjusiais metais, kai kritulių buvo visai minimaliai, atskiruose regionuose iš vis tokių kritulių nebuvo. Ir jau sausra buvo, kai kur ir stichinė sausra, jau birželio pradžioj buvo skelbiama praėjusiais metais. Turėjom gaisrų visoje Lietuvos teritorijoje, taip kad šis pavasaris yra daug palankesnis eglėms augti. Ir kažkiek, sakau, balandžio mėnesio krituliai kompensavo tos gegužės kritulių trūkumus ir netgi birželio kritulių trūkumą. Taip kad ir birželio mėnesį trūko apie 20% kritulių. Tai, kaip sakau, viskas sudėjus į krūvą balandį, gegužę, birželį. Kažkur tai panašiai tą 3 mėnesių kritulių normą pasiekėm. Tai tokia situacija nėra nei labai bloga, bet nėra labai ir džiuginanti. Kritulių galėtų būti daugiau, tikimės, kad Liepos mėnesį tų kritulių sulauksime, bent jau daugiametę normą iškris kritulių Lietuvoje. Na ir buvom nusistatę tokius rizikos stebėjimo rodiklius ir kritinės reikšmės, kada jau reikėtų kažkokių imtis dar papildomų priemonių. Tai buvom nustatę, kad 24 metų pirmą generaciją, ta žiemojanti populiacija, gaudyklėse sugausime 10 000 vabalų. Ir tai jau galvosim, kad jau situacija yra kritinė, tai sugavom 11 000 ir tikrai tas vabalų kiekis netenkina miškuose. Potencialas yra labai didelis ir jeigu turėsim kažkokių sausrų, kritulių trūkumo, kaitrų užsitęsusių, kaip čia tos tropinės naktis ateina pas mus, tai situacija blogės labai sparčiai, nes skraidančių kenkėjų yra labai gausu visoje Lietuvoje, netgi tam Žemaitijos regione. Taip kad šitas rodiklis kritinė reikšmė pasiekta. Tačiau kas mus džiugina, kad buvom nusistatę, kad tolerancija valstybinėse miškuose bus iškirsta 300 000 kietmetrių, tai va tą ribą pasiekėm. Siektina riba buvo, aišku, 200 000, tai ją viršijom. Tačiau nepasiekėm tos kritinės ribos, kai buvom nusistatę, kad jeigu valstybinėse miškuose pirmą pusmetį bus iškirsta 400 000 ir daugiau kietmetrių medienos. Tai čia žaliai pažymėjau, šitas rizikos rodiklis, vienas iš pagrindinių rodiklių, kaip tam vabalui sekasi nudžiovinti egles. Nes kas anksčiau neklausė mano pristatymų, pasakysiu, kad jeigu medžiai yra pakankamai sveiki, tai netgi jam užtenka, sakysim, drėgmės, klimatas ne per daug karštas, tai netgi tokie gausūs vabalų kiekiai nesugeba sėkmingai užpulti eglių ir jų nudžiovinti. Ką mes ir iš esmės stebim šių metų pirmą pusmetį, kad tų šviežių pažeidimų, didelių šviežiai užpultų eglynų plotų kol kas bent jau gegužės birželio mėnesiais nestebėjome. Buvo, aišku, atskiri medynai užpulti, nudžiovinti, tačiau, kaip sakau, tas kiekis toks toleruojamas, tai džiugina iš tikrųjų. Na ir kitas rodiklis buvo nustatytas, kad gegužės birželio mėnesiais kritulių suma 70 mm ir mažiau. Jeigu būtų
toks kiekis iškritęs, vėlgi būtume pažymėję jį raudonai, tačiau iškrito 85 mm. Tai nesiekia mūsų tokios toleruojamos 90 ar 100 mm reikšmės, tačiau, ir tokio kritinio skaičiaus neperžengė. Kaip matot, viršė labai nedaug, tų kritulių birželio gegužės mėnesiais norėjosi daugiau. Tai krituliai balansuojant ant ribos, kad jų trūkumas gali būti toksai lemiamas. Tai kadangi tie krituliai po truputį kaupėsi visą vegetacijos laikotarpį, labai bus svarbu Liepos mėnesio ir rugpjūčio mėnesio krituliai. Jeigu vėlgi tais mėnesiais mes turėsim ten tik tai 50% ar mažiau kritulių normas, tai be abejo žievėgraužio tipografo pažeidimai augs. Čia net neabejotina, nes, kaip jau sakiau, dideli kiekiai vabzdžių skraido eglynuose. Ta rodo mūsų sugaunami kiekiai gaudyklėse. Ir kokia ta prognozė? Kaip minėjau, vėlgi galima pasiskaityti tuos 3 scenarijus, buvom numatę šiem metam. Tai pirmą scenarijų aš jau atmečiau, jo neberodau. Ten buvo pats blogiausias scenarijus, kad nuo pat gegužės birželio mėnesio įsivyrauja karšti sausringi orai ir mūsų nudžiovintų eglynų kiekis ten pasiekia 1,5 milijono kubinių metrų. Šitas scenarijus jau, aš labai tikiuosi, neišsipildys. Realiausias yra antras scenarijus, kai tipografo populiacija apie 12-17 tūkstančių. Tai kol kas realu labai, kad iki skraidymo antros generacijos tos vasarinės populiacijos pabaigos mes kažkur ir turėsime apie 15 tūkstančių ar tai 17 tūkstančių vidurkį. Ir tada nudžiovinta eglynuose bus apie 800 tūkstančių, 850 tūkstančių kiekmetrių medienos. Tai tikėkime, kad ir antrą pusmetį tas nudžiovintų eglynų kiekis išliks panašus kaip ir pirmą pusmetį, tada kažkur apie 600 tūkstančių turėtume, bet kažkur matyt, kad svyruos tarp 500 milijono ir 800 tūkstančių. Čia tiek valstybiniuose, tiek privačiuose miškuose. Trečias scenarijus, bent jau žievėgraužio tipografo populiacijos atžvilgiu neišsipildė. Prognozavom, kad ta populiacija sieks tik tai apie 9 tūkstančius per visą skraidymo laikotarpį. Tačiau jau dabar matome, kad pasiekėm beveik 12 tūkstančių, 11,5, o dar laukia visas vasarinės generacijos skraidymas. Ir tikėjomės, kad valstybiniuose miškuose bus nudžiovinta apie 400 tūkstančių kietmetrių ir apie 200 tūkstančių kietmetrių privačiuose miškuose. Čia tas scenarijus trečiasis buvo toks optimistinis, jeigu kritulių kiekis būtų panašus kaip ir daugiametis visą vasarą ir temperatūra neviršytų ten daugiamečių vidurkį 3 laipsniais. Tai kaip matom, kritulių bent jau gegužę birželį trūko, taip kad šitas scenarijus labai mažai realus, kad išsipildys iki metų pabaigos. Aišku, labai visi džiaugtumėmės ir būtume patenkinti. Populiacija mums netiek svarbi, kaip sakau, jeigu medžių augimo sąlygos būtų geros, tai net ir toks kiekis vabalų nesugebėtų nudžiovinti. Ir atvirkščiai, net ir sumažėjus vabalų, ką mes matėm 2021 metais, kai turėjom vieną iš žemiausių populiacijų žievėgraužio tipografo Lietuvoje, dėl užsitęsusių sausrų ir kaitų iš karto masiškai pradėjo džiūti dideli eglynų plotai ir kol kas tas džiūvimas nesustoja. Ir ką dabar reikėtų daryti? Prasideda antros generacijos skraidymas, aktyviai puolami eglynai. Ši savaitė gal šiek tiek ramesnė, nes bent jau didžioji Lietuvos dalyje ta temperatūra
tokia žema, nepalanki skraidymui, trumpalaikiai lietus, kai kur gausesni lietus. Taip kad ši savaitė lyg ir ramesnė, bet sekant šią savaitę vėl žada šiltesnius, kaitresnius orus ir be abejo tas puolimas vyks. Atskiruose Lietuvos regionuose ar netgi atskiruose masyvuose veiksmas vyksta nevienodai. Net ir dabar rinkdami mes vabalus pastebėm, kad kai kuriuose gaudyklėse jau dabar sugaunam didelius vabalų kiekius. Tai reiškia, kad jau pakilo skraidyti tą vasarinę generaciją. Ir labai gerai matosi užpulti medynai, kaip sakau, netgi nereikia kartais užvertus galvą ten vaikščioti, aišku, pastebim tas senus sausuolius, žiūrėdami ten į lajas ar gelstančias egles, kuriuose taip pat tikėtina, kad jau apsigyvena kenkėjai. Tačiau galime vaikščioti tiesiog po eglyną ir stebėti miško paklotę ar netgi tas plačialapės žoles augančias po medynu. Nes ant jų dabar, ypač vasarą, labai gerai matosi byrantys žali spygliai. Kai kuriuose eglynuose, netgi jeigu didesnis vėjas, tiesiog spyglių lietus vyksta ir jau iš karto kyla įtarimas, kad čia kažkas ne taip. Jeigu vaikštote po eglyną ir, kaip sakau, už apykaklės byra eglės spygliai, tai jau žinokit, kad tas eglynas yra pažeistas. Ieškokite, kurie ten tie medžiai pažeisti. Tai pagrindinis požymis yra išgraužos ant eglės kamieno. Tiesiog jeigu eglė turi kažkokias jau stambesnę žievę, atplaišas, tai iš tų atplaišų lieka tos rudos išgraužos netgi ir po stipresnio lietaus. Ir tie žali spygliai. Sakau, žiūrėkite, einate miško keliuku, galite žiūrėti ant keliuko, labai gerai matosi va toks žalių ir rudų kartu nukritusių spyglių patalas. Jeigu matot vieną rudus spyglius, na tai gali būti tiesiog, kad anksčiau jau rudenį ar tai anksti pavasarį medis dalies spyglių atsikratė. Tačiau jeigu krinta žali spygliai, tai yra 100% požymis, kad toks medis yra užpultas kenkėjų. Na ir jau pasidairius aplinkui, atidžiau apžiūrėjus eglių kamienus, matome, kurie medžiai užpulti. Matosi dažnai ir, aišku, įsigraužimo skylutės ant eglės kamieno, tačiau tų skylučių galima ir nepastebėti, ypač antros generacijos atveju, kai stengiasi vabalai įsikurti aukščiau stiebę, viršutiniai ten stiebo dalyje, kur prasideda šakos. Tai, kaip sakau, nebūtinai ten ieškoti skylučių, tačiau jeigu matote išgraužas ir byrančius žalius spyglius, tai yra 100% požymis, kad medžiai užpulti žievėgraužio tipografų. Na, yra kelios išimtis, kai gali ypač labai senose eglėse, ten 120, 140 metų parkuose augančios eglės tokios turi labai storą tą žiauberinę žievę ir ten įsikuria skaptukas. Tai galim ten pakrapščius žievę rasti kitus vabaliukus, kurie visiškai nepavojingi medžio augimui. Taip kad tokius išskirtinius medžius, kaip minėjau, miestuose, kur tie medžiai saugomi, ar tai parkuose auga labai senos eglės, tai galim sumaišyti su skaptuku. Na, tokio skaptuko miškuose aš dar nesu sutikęs ir kažkur tai super didelio amžiaus eglynuose galbūt jisai gali būti surandamas. Na ir kaip minėjau, kad yra valstybinės miškų tarnybos tinklalapis ir tiesiog pradiniam puslapyje yra aktuali informacija ir viena iš aktualios informacijos skilčių yra informacija apie žievėgraužį tipografą. Ir ten paspaudiant šitos nuorodos atsidaro dar kelias opcijos, tai kaip minėjau, rodžiau interaktyvus žemėlapis žievėgraužio tipografo pažeidimai atskiruose savivaldybėse. Ten galim stebėti, kaip kinta, gausėja atskiruose savivaldybėse nudžiovintų eglių. Stengiamės atnaujinti duomenis kiekvieną pirmadienį.
Ir taip pat galite pasižiūrėti nuo 2010 metų, taip pat mano rodytas žemėlapius, kur palyginti populiaciją netgi nuo 2010 metų. Na, dar vis rengdavom tokį populiacijos žemėlapį, kur nuspalvojam tuos regionus Lietuvos mastu. Ir šiek tiek dabar kyla klausimų dėl licenzijų ir nežinau, bent jau ta vidurinė skirtis ar išliks ateityje. Na ir kas pirmą kartą klausot ar susidūrėt savo miškuose su žievėgraužių tipografu, tai yra aktuali informacija, tokį lankstinuką galim parsisiųsti, pasiskaityti ir draugam parekomenduoti, kas susiduria su ta problema, kur išvardinta ir visa žievėgraužio vystymosi schema ir kokias priemonės mes galim taikyti, kad tų nuostolių išvengti, arba jeigu išvengti, aišku, visiškai nepavyksta, tai kaip kuo mažiau prarasti savo miško vertės. Na ir prognozės, kurias čia rodžiau, galite pasiskaityti, yra pateiktos prognozės 24 metam. Kaip minėjau, ta antra prognozė, aišku, yra tokia plačiausia, bet turbūt realiausia pagal šios dienos sąlygas. Tai ačiū už dėmesį ir tikiuosi, kad sekantį kartą susitiksim ir aptarsim tą vasarinę, rudeninę generaciją. Pasižiūrėsim, kas vyko Liepos, rugpjūčio, rugsėjo ar net spalio mėnesiais.